kaip milžinai juoktis mokinosi. Toli, tarp didelių kalnų, žalios pievos viduryje buvo milžinų kaimas. Jis taip vadinosi todėl, kad jame gyveno tikriausi milžinai. Aukšti kaip pilies bokštai, stiprūs kaip 10 arklių ir rimti, kaip senos knygos lentynoje. Milžinai nuo mažens mokėsi kalti akmenis, kelti rąstus ir statyti tiltus, bet juoktis niekas jų nemokė. Jie net nežinojo, kas tai yra. Kai kartais kas nors netyčia sukikendavo, visi žiūrėdavo ir tyliai krapštydavo galvas. Juokas tai nedarbas, vis sakydavo senasis milžinas Tulkas. Geriau eik, pamatuok kalną ar dar ką gero nuveik. Bet vieną kartą viskas pasikeitė. Vieną dieną į slėnį atkeliavo mažytė mergaitė. Jos vardas buvo Lukrecija. Ji buvo tokia maža, kad galėjo pasislėpti milžino delne, bet turėjo didelę šypseną ir dar didesnį krepšį pilną juoko. Kodėl visi čia tokie rimti? Paklausė ji, apsidairiusi po kaimą. Ar čia kokios liūdesio varžybos? Milžinai tik mirktelėjo. Mes nesijuokiam, burptelėjo vienas. Nuo juoko skauda skruostus. Oi ne, nusijuokė Lukrecija. Nuo juoko kutena širdį, juokas gydo. Ir tada Lukrecija pasiūlė. Žinot ką, aš galiu jus pamokyti juoktis. Tiesą sakant, aš esu tikra juoko meistrė. Ar kas nors norėtų pamėginti? Milžinai tylėjo. Tik vienas, pats jauniausias milžinukas, vardu Driokšt, smalsiai kilstelėjo antakį. O ką reikės daryti? Paklausė jis. Tik klausyti ir bandyti šypsotis. Pradžiai tiek pakaks, atsakė Lukrecija. Nors ir be didelio noro, milžinai sutiko pamėginti. Lukrecijos juoko pamokos prasidėjo. Pirmoji pamoka – šypsenos pratimai. Lukrecija liepė visiems stoti prieš veidrodį ir bandyti rodyti dantis. Milžinai atrodė it sustingę, lūpos kietos, skruostai įsitempę, o akys kaip visada rimtos. Bet kai Driokšt netyčia pasisuko ne į veidrodį, o į medį ir pradėjo jam šypsotis, kiti susižvalgė ir švelniai sukikeno. Oho, sušuko Lukrecija, tai jau juoko daigelis. Antroji pamoka – juokingi žodžiai. Šiandien jūsų užduotis sakyti juokingus žodžius, sušuko ji. Pipiriukas, meške pliauškis, šabananas, vardino mergaitė, vos sulaikydama juoką. Milžinai susižvalgė. Tulkas pakėlė antakį. Kas čia per žodžiai? Jie netikri. Būtent, nudžiugo Lukrecija. Jie netikri, bet labai juokingi. Kartais juokas gimsta iš to, kas neturi jokios prasmės. Milžinas Bruzas pamėgino. Pliu, pliuškis, tarė jis. Puikiai, pasakė mergaitė. Dabar pakartokim visi kartu, 3 kart, tik tai greičiau. Pliuškis, pliuškis, pliuškis. Milžinai pradėjo kartoti iš pradžių atsargiai, paskui garsiau, kol visame slėnyje nuaidėjo pliuškis, pliuškis, pliuškis. O dabar šmurklis. Šmurklis? Tai kažkoks padaras?
paklausė Tulkas. Tiesiog šmurklis, jis mėgsta šmurkšti po šmaukštės, juokėsi Lukrecija. Milžinai iš pradžių tik krapštė galvas, bet kai kažkas pasakė Kopridžaras, prasidėjo tikra juokingų žodžių lavina. Driokšt juokėsi taip, kad net plaukai pasistojo į viršų, o Bruzas purtė pečius. Kai Tulkas laimingas tarė: Jei taip ir toliau, tai mūsų ūsai nukris iš juoko. Lukrecija džiaugiasi. Milžinai pradėjo juoktis, nedrąsiai, bet nuoširdžiai, nors jų juokas dar nebuvo lyg dideli akmenys riedantys nuo kalno. Tai jau buvo juokas. Trečia pamoka – linksmų dalykų diena. Paskutinę dieną Lukrecija pakvietė milžinus daryti vieną labai paprastą dalyką – pastebėti tai, kas juokinga aplink. Pažiūrėkit į savo batus, kodėl jie tokie dideli? Gal dėl to, kad jūsų kojos lyg kalnai, kikeno mergaitė. Ir kodėl mūsų kepurės visada nuskrenda vėjyje, pasiteiravo Driokšt. Todėl, kad milžinų kepurės gyvena savo gyvenimą, atsakė Lukrecija. Ir mėgino vieną kepurę sugauti. Milžinai žiūrėjo, klausėsi, dalinosi mažais pastebėjimais. Pamatė, kaip vienas debesis panašus į karvę su parašiutu, o kitas į milžiną, kuris valgo ledus. Kai Lukrecija netyčia paslydo ant šlapio lapo ir nukrito, ji kvatojosi susiėmusi už pilvo, o milžinai juokėsi drauge su ja. Švelniai, draugiškai, ne iš kitų, bet visi kartu. Grumas sušnabždėjo. Žinot ką? Gal tas juokas nėra toks jau blogas? Gal, manau, jis netgi šiltas? Ir taip baigėsi juoko pamokos. Milžinai išmoko ne tik juoktis, bet būti šiek tiek švelnesni. Jie suprato, kad juokas tai ne kvailumas, o džiaugsmo kalba. Nuo tos dienos milžinų kaime kartais nugriaudydavo ne tik plaktuko dūžiai ar vėjo aužesys, bet ir dideli širdingi milžinų juokai. Ir jeigu kada keliausi po kalnus ir išgirsi keistus žodžius ore, žinok, tai juokės milžinai, nes vieną dieną mažutė mergaitė jiems parodė, kad net didžiausi pasaulio padarai širdyje turi vietos juokui.